Sveiki, draugai. Naujausia informacija apie tai, kas įvyko Klaipėdoje, apie tą atimtą vaiką. Sulaukiam, aš net asmeniškai net skambučių telefonų daugybę sulaukiau, kiek pranešė administratoriai, daugybę paklausimų į kanalą, kuom galim prisidėti, kuom galim padėti. Džiugu, kad žmonės neabejingi. Trumpai apie situaciją, kiek man yra iki šios minutės žinoma. Vaikas tikrai yra pagrobtas. Pasakysiu žodį pagrobtas. Kodėl aš naudoju šitą žodį pagrobtas? Todėl, kad patys matėt, kokiu būdu tai buvo padaryta. Taigi, situacija trumpa apie šeimą, apie visus įvykius ir įvykių chronologiją. Vėliau dar į dienos pabaigą, žinau, tam tikri veiksmai, bet nenoriu sakyti, nes žinau, kad ir tos pačios vaikų teisės stebi kanalą mano ir stebi policija ir stebi visi. Tai tikrai jau yra imtasi priemonių, tikrai jau šita šeima jau gavo atitinkamą teisinę pagalbą ir vienas žmogus jau padeda jiem, tai dar kol kas šito žmogaus nevardinsiu, kas jisai toks. Tai iš esmės trumpai apie pačią situaciją. Šeima laukėsi kūdikio, nežinau ar pirmas ar ne pirmas vaikas, šitos detalės nepasitikslinau, bet manau, kad čia ne esmė. Ir jie buvo sugalvoję, nusprendę gimdyti namuose. Na, bet atsitiko taip, kad vaikas nusprendė anksčiau laiko ateiti į šį pasaulį. Tai jam 8 mėnesių buvo nėštumas ir žodžiu, ir pasibeldė jisai. Na, tai tiesiog šeima tos planus, išvažiavo į ligoninę ir šito plano atsisakė. Tiesiog, nuvažiavo į ligoninę, ligoniniai personalas pasiūlė sėsti į vežimėlį su ratukais, tokį, žinot, kaip pasodina ir veža. Tai va, bet jau atvykus į ligoninę jau buvo nubėgę vandenys ir jinai sako, kur aš sėsiu, sako, vaikas lenda, sako, kur aš jau čia sėsiu. Ir žodžiu, ten, aišku, stresas pasinervavo, gal biškai pasikoliojo ten toj ligoniniai, na, bet vaikas gan greitai gimė, sėkmingai gimė, sveikas vaikas, viskas tvarkoja. Ir kas įvyko, ligoninės administracija pranešė vaikų teisėm, žodžiu, čia ta problema, taip ir taip. Nežinau aplinkybių, kokiu būdu, jiem būnant ligoniniai, vaikų teisės sugebėjo patikrinti namus ir nuspręsti, kad aplinka yra vaikui nesaugi. Aš numanau, kaip tai galėjo atsitikti. Galbūt tėvai dar nenusipirkę lovytės, galbūt tėvai nenusipirkę dar vežimėlio, galbūt tėvai dar neturi tam tikrų priemonių, nes jie neplanavo, kad tas vaikas gims dabar. Jie planavo, kad vaikas gims už mėnesio. Ir vaikų teisė, žodžiu, sakau, tik nežinau, kokiu būdu jie tą išsiaiškino, jie nusprendė, kad tuose namuose vaikui nesaugu. Ir ne, kad padėti šeimai, gal neturi pinigų, ne, kodėl nėra kažkokio fondo, sakyti, gal jums reikia kokio vežimėlio, gal gauti kažkokį naudotą vežimėlį, gal dar kažką. Jeigu neturi priemonių, aš to dar nežinau, bet dienos eigoje sužinosiu šitas detalės smulkiai, nes bus pasikalbėta su tėvu vaiko. Ir iš esmės, suprantat, ir vietoj to, kad padėti šeimai, kol dar vaikas ligoniniai, jie ką padaro, atvažiuoja su policija, nes buvo dar vienas toks momentas, kad jau atėjo laikas vaiką išrašyti iš ligoninės, jie sako, mes norim namo, ligoninės personalas sako, ne, jūs negalit važiuoti namo, jie sako, tai kodėl mes negalim namo, todėl, kad sako, tuoj atvažiuos vaikų teisės, jums viską paaiškins, jie sako, ką mums paaiškins. Tada, kai tie tėvai sako, mums nereikia jokių vaikų teisių, ką mes norim važiuoti namo. Ir tada netrukus, čia viskas labai greitai vyksta, atvažiuoja vaikų teisė su policija jau, ir ką jūs manot, ir tai, kas įvyko, jūs matėt. Tiesiog naglai paėmė vaiką apie tą storulį pilvūzą, kur vaikų teisų atstovas, apie tą atskirai turi informacijos, dar kol kas nieko aš apie jį nesakysiu, tik tiek pasakysiu, ten baisus žmogus, bet čia kol kas bus mano nuomonė apie tai, kokią informaciją aš gavau. Bet reikia dar palaukti, kol jį pasitvirtins. Labai mėgstu, kad pasitvirtintų informaciją. Tai iš esmės gavosi, kad tą vaiką tiesiog iš tėvų pagrobė. Kaip kitaip pavadinti. Ir ta vaikų teisių pagalba, suprantat, vaikas yra
8 mėnesių, nežinau ar pilnai ar nepilnai išnešiotas. Vaikučiui reikia mamytės penuką valgyti. A ką į McDonald'ą nuveš? Savaitės ar kiek čia tam vaikų kelios dienos. Suprantat, vat, apie ką kalba? Ir jie, kai sako, čia padeda, tai kurioj vietoje yra pagalba šeimai? Kurioj? Kodėl Lietuvoje pas mus viskas yra per represijas? Kodėl Lietuvoje pas mus viskas yra per prievartą? Visos tarnybos tiesiog tave verčia, ne tau padeda, o tave verčia. Ta daryk, tą daryk, tą daryk. Ir kokia yra istorija. Netrukus, sakau, pavyks pokalbis su vaiko tėvu, tai duosiu daugiau informacijos, ar jiem reikia finansinės pagalbos, ar nereikia finansinės pagalbos. Žmonės pradėjo siūlyti, nežinau dar kol kas šitų dalykų, bet būtinai netrukus šitus visus dalykus išsiaiškinsiu. Tikrai, sakau, šiandien veiksmo, patikėkit, bus. Šeima pamatė, suprato, kad visuomenė ją palaiko, na ir tikrai reikia įdėti visas pastangas, kad kuo greičiau tą vaikutį sugrąžinti į namus. Tai yra pirmos dienos, kada vaikutis turi būti mamą apkabinęs, girdėti mamos širdies plakimą. Medikai apie tą patį nuolatos šneka, nuolatos kalba, kad to reikia, kad tai būtina, kad užmėgstų kūdikis ryšį su mama, kad jisai valgytų mamos pieną, kad jisai gautų iš mamos tą gerą motinišką energiją. Ne, atvažiuoja kažkokie svoločiai ir kurie sako, ne, blet, kažkoks įstatymas yra aukščiau. Atsiprašau.